Labas rytas. Lietus šiandien. Buvau nustatęs žadintuvą 7 ryto, išsiritau iš lovos 8:30. Dabar po 9:06. Ruošiuos pusryčiaut, ruoštis ir pakuotis daiktus. Netgi saulė lenda pro debesis. Bet prognozė šiandien, kad lietus daug kur numatomas. Tai dabar yra tarpas, kai Rokišky nelis. Tai bandau tą tarpą išgaudyti ir išvažiuoti iš Rokiškio ir judėti link Biržų. Rengsiuos turbūt lietaus aprangą. Reikia daiktus kuprinę užsidengti irgi su nuo lietaus uždangalu ir bandyti judėti. Dėl kelionės tikslo šiandien dienos, tai tikslas šiandien aplankyti senelį yra. Susimatom. Prisiminiau, kad neparodžiau, kokiam guolį miegojau. Tai man tokios sofos išlankstytas su paties čiužiniu. Variukas mano buvo. Vakar vakare tik tai pastebėjau, kad nėra karšto vandens. Tai pasirodo visam Rokišky šiandien vakar nebuvo karšto vandens. Tai teko virintis vandenį puoduose ir su virdeliu ir biškį pasišildyti, kad apsiprausti. Apvalysim tuoj. Valysim, uždengsim, užsidėsim ir varysim. Kamotas jau burzgė, įsikūrė gerai. Paruošta viskas uždengta nuo lietaus. Dar deduosi striukę nuo lietaus ir varome. Pucos užtenka. Kur čia geriau važiuoju dabar? Negalima sukti. Kur šitas centras skaitosi? Tai čia ir bus turbūt. Rasukim ratelį. Pasižiūrėt. Ten dvaras, va. Stiklas, rasuoja stiklas. O čia centras toks, va. Gražus. Ir gale bažnyčia, va, kaip man patinka visada bažnyčios. Sirena. Tokia bus pasižiūrėjimas Rokiškio nuo motociklo. Ir bažnyčios atsirado. Gerai. Čia dar sukim ratuką. Pilna iš kitos pusės pasižiūrėt. Šlapia kelio danga. O, kaip čia. Paminklai. Žalytė nupjauta. Tvarkingai. Čia kokia pilaitė dabar. Man tai patinka va tokie dar mediniai seni namai, kur 2-3 aukštų. Iškart senovės tokios dvelksmas. Gerai, aš jaučiu čia kažkur ir sustosiu. Man reikia kelią pasižiūrėti, kur man čia reikia nusukti. Dvarui priklausantis pastatai. Čia toli iki centro, iki bažnyčios. Ir čia yra dvaras. Važiuokime dabar, tada važiuojame link Biržų. Iš kitos pusės dar pasižiūrėsim.
įdomu užsukti į mažesnius tuos miestelius, tokius miestus. Gyveni tam Vilniui savo didmiestį atseit, bet ir kituose. Irgi gražu. Pasižiūrėt, lėtesnis tas gyvenimo tempas atrodo netgi. Kamščių nėra, kas svarbiausia. Geriausia dalis turbūt, kad kamščių nėra. Va, Biržai ten gerai. Labai gerai. Pandėlys, padėlis perskaičiu. Važiuojam. Pasimatysim, jeigu bus kažkas įdomaus. Kur nebuvę Biržai. Atvykome į Biržus. Pilis į dešinę. O su kokiu varo. Vos neužgesau. Bet vos nesiskaito. Biržų pilis tiesiai. Varom tiesiai. O, kaip gerai kojas ištiest. Aš dar ant tiek nūbas man kas kokį 50 km gerai būna sustot pailsėt biškį. Tai dabar nežinau, čia 7-8 kilo gal gaunasi, jeigu aš nesumeluosiu. Tai jau čia jau pavariau, jau tikrai neblogai. Čia, man atrodo, ir reikia lyst. Viskas ten mašinom nebegalima. Tai aš čia kaip nors stoptelsiu pailsėjimą padaryt. Nu va, atvykome. Gražiai naujai sutvarkyta, paskutinį kartą, kai buvau čia, dar remontai vyko. Dabar jau remontai pabaigti, va, gražiai parkavimo vietos padarytos. Kuprinė vietoj. Motas aptaškytas visas. Labai keistas su šitais antbačiais, nes jie tokie šlepsi, jie tokie per dideli šiek tiek yra. Va toks, vat. Apsirengimas mano. Apsauga gėdos nedaro, vienu žodžiu. Žvalgysim į Biržų pilį. Įdinėsim, bet kiemelį bent jau. Tokius vartus. Praseinam. Sklandytuvas. 2 vietas. Kas gera viduj? Kas viduj gera? Per langelį kamerą įkišti. Aha, puikiai su markeriu užrašyta. Nu, va, toks sklandytuvas. Tai... Nu, čia su audio gidu irgi galima visai praseit, arba su tikru gidu. Taip, ir tos arsenalas čia ir yra. Vaikštos čia visas ryškus su ryškiam kelniam. Konkurenčius vos ten galvos nukrito.
Varom iki Kirkilų apžvalgos bokšto. Apsižvalgiam biškį pylį. Šiek tiek pailsėjau, atsigeriau vandens, suvalgiau sūrelį. Dabar galima varyti toliau. Aplankysim Kirkilų bokštą. Ir po to važiuosim, kaip čia fainai. Kaip čia gražiai. Aplankysim Kirkilų bokštą ir važiuosim senelio aplankyti. Į Žeimelio miestelį, kuris yra labai netoli Latvijos sienos. Va, tai Širvėnos ežeras. Širvėnos ežeras ir čia užtvanka padaryta. Dvaro. Astravo dvaro užtvanka buvo parašyta. Tai va toks nemažas ežeras. Atvykome. Fainas gražus keliukas, vingiuotas buvo toks. Vingiavom ir atvingiavom. Iki Kirkilų apžvalgos bokšto. Čia į kampelį. Nusimėsim save. Tiesiog ir tiek žinių. Eisim užlipt. Einam į bokštą, lipsim į bokštą. Oras toks, kur jau atrodo toj lis. Tai, taip kažkoks stresiukas yra, kad greitai tik tai pasižiūrėt kažką ir maut. Tai nežinau, pasiseks arba nepasiseks. Nepasiseks, tai ką darysi? Nieko gero, nes pradeda lynoti. Tai pakuojas šmutkės, rengiuos pilną aprangą. Ir varau. Dar reiktų pažiūrėti, kur aš čia varau. Blemba. Bandysim bėgti nuo lietaus. Gerai. Ruošiuosi kelin. Tai dabar mano tikslas važiuoti pas senelį į Žeimelį. Bet prieš tai mums reikia važiuoti pro Pasvalį. Tai dabar važiuosim link Pasvalę. Tai tada nuo Pasvalę suksimės iki Žeimelį. O Pasvalys Panevėžys labai gerai, man ten nereikia. Pasvalys Panevėžys. Pradeda lyt, atsiranda visos bėdos. Pradeda rasot stikliukas, man dar pradeda rasoti rakiniai papildomai. Tai tada didelė bėda. Teko prisiglaust autobusų stoteliai, prasidėjo lietus. Tai dabar tiesiog tokia trumpa pertraukėlė, nes jau nebetoli Pasvalys. Pasislėpsiu kamerą ir varysiu į Pasvalį. Tai va, reikaliumbai tokie netikėti. Stoviu degalinę, įsipyliau kuro. 10 litriukų, tai dabar judėsiu pro Pasvalį. Lietaus gavau, bet į pabaigą tas lietus dabar nebe toks stiprus. Važiuojant realiai net pirštinės nesušlampa. Nes nuo greičio ir plius šildomų rankenėliam tai nėra šalta rankom. Tai va, labai daug fūrų, čia pagrindinis kelias eina iki Latvijos sienos, tai
eismas fūrų didelis, nelabai malonu važiuoti, bet niekada nusuksim į pasvalį ir tada iš pasvalį vinguriuosim kažkaip iki Žeimelio. Kamerą GoPro paslėpiau, nes lietus lyja, kažkas buvo užsigliučinę, iš vis bateriją išėmiau iš naujo, įdėjau, pradėjo veikti. Tai važiuojam toliau, žiūrėsim, kaip tai seksis. Nu štai aš ir jau pasvalyje. Atvykom iki pasvalį. Palikau stotelį, kur buvau sustojęs, uždą šitą tokį tvirtinimą. Čia gal matysi, toks įsikiša sriegis. Tai gerai, kad ant chest mountą vežiojas, kurio nenaudoju. Bet tyko tas. Tai jau blemo gau negi vary dabar atgal važiuočiau kokį 20 km atgal, kad šitą pasim šuduką. Tai jau buvo susinervinęs ir išsigandęs lengvai, bet viskas gerai. Dabar sustojau, buvo ženklas, kad Siauruko geležinkelio stotis, bet čia panašu jokio muziejaus eksponatų ar kažko panašaus nėra. Tik tai šiaip nuoroda, gyvenamieji namai, nuvarysim, užsičekinsim iki centro, čia netoli yra centras, ir tada varysim jau į Žeimelį. Kaip tik mačiau ženklą, kad jau Žeimelis rašomas. O čia kas apie Siauruką, kas menama, tai jo, yra Siauruko bėgiai, matas. Šlykė. Ir nerdomi, o čia tai tas stotis jau panašu gyvena ir pramonės reikmėm kažkas tai naudojama. Tai okei, šokam emocijų, varom iki centro biškį ir tada Žeimelis pakeliui. Kur čia geriau pasukus. Gal čia dešinę važiuokim. Kaip tik pravažiuodami, tai profilmuosim ir viskas. Esu irgi buvęs, aš daug kur buvęs, nes mes rinkom magnetukus surink Lietuvą. Tai esam surinkę visą Lietuvo žemėlapį, tai reikdavo atvažiuoti būtent į tam tikrą vietą, kur tik parduoda to rajono ar to miesto magnetuką. Tai reikėjo važiuoti visą Lietuvą, tai aš daug tų objektų aplankęs esu. Kas liečia važiavimą per lietų, nu tai tiesiog važiuoju atsargiai, lėčiau. Turiu omeny, kad yra daug, gali būti slidu, o apranga, jinai pilnai viską apsaugo, sakau, net pirštinės man nešlampa. Nesušlapo, įsijungiau dar šildomas rankenėlės, tai šilta rankom ir viskas gerai. Girnų muziejus, ką Girnų muziejui gero galim pažiūrėti. Girnų? Įdomu. Kur čia palauk, Skuode yra akmenų muziejus gal? Na aišku, akmenys, tai mineralai, visa kita turbūt. Tai gal ten ir įdomu, kas domisi pasižiūrėti, kam įdomu akmenys, kam įdomu geologam. Pažįstu vieną žmogų, kam patinka akmenys. Tai jeigu žiūri šitą video, tai myglė tau linkėjimai. Gerai, šaunam iš pasvalio, važiuojam į Žeimelį. Nu tai į ko jūs myslėt? Būčiau ne ten nuvažiavęs. Reikėjo iš karto sukt už tilto. Aš tiesiai nuvažiavau. Blemba, vėl lietus prasideda. Paskambinau dar seneliui, pasakiau, kad atvažiuoju. Sako, gerai, laukiam. Tai laukia ir sulauks. Blemba, ką prasuoja stiklas, nieko nematau. Tai va, kelias atrastas. Oi. Prasideda lietus. Panašu, pasivažinėsim per lietų. Dabar tai jau gavau lietaus kaip reikiant. Kelias irgi visas šlapės. Nežinau, ar neaplijo objektyvų. Vienu žodžiu. Pirštinius tingi stot dėtis. Turiu nuo lietaus, neperliejamas, bet gal šots greit išdžius pas senelį po to. Pats tas oras ramiam, vasariškam pasivažinėjimui po Lietuvą. Kiek drėgmės. Šiek tiek gal jau apstoja lietus, bet vis tiek lyja. Stotelę antbatį pasitaisyti. Iki
Žymelio nebedaug čia liko, kiek 13 km gal buvo, ką tik ženklas. Tai jau čia pat. Dar taip ir nenusprendžiau, kur aš nakvoju. Kiek čia tų valandų turim? 3 beveik. Beveik 3. Pagal, kai dėliojausi planą pirminį, tai planavau važiuoti iki Telšių antrą dieną. Nu, kačiuks, nebėg. Planavau iki Telšių, nežinau, kaip čia šiandien seksis, kiek čia tų kilometrų dar likę. Nu, pradžiai pasiekim Žeimelį. Atvažiavome per lietų vis dėlto. Visą kelią praktiškai nuo Pasvalio. Ir va taip vat atrodo. 2 bažnyčios netgi yra, kas mano čia vatgi pomėgis, ane? Yra viena sakydavo, aš nežinau, reikėtų pasidomėti, aišku, viena tipo Latvių bažnyčia, kita ne Latvių, nežinau, ko jis ten skiriasi. Tai čia centre Latvių, o kita yra Linkapinių ne Latvių. Nežinau, gal aš čia nusišneku, bet kažkaip iš vaikystės atsimenu, kad sakydavo. Va į dešinę Latvija, Bauskė, čia iki sienos gal 2-3 km tik tai. O čia va jau turim Žeimelį, čia į dešinę dar kapinės yra. Va viena bažnyčia. Ir tada čia toks centriukas. Aikštė. Šiaip ir krašto muziejus yra padarytas, dabar labai senai buvau jau. Labai senai buvau. Va čia ta kita, čia šita, kur Latvių sakydavo bažnyčia. O, stovi keičia. Neblogai. Tai eina savo. Senai čia buvau. Kelias atrodo šitas taip ir nepasikeitęs, kaip būdavo vien lopinėliai asfaltą, taip ir yra. Transporto priemonės galingos. Kažkam vietą užstatysiu, gal mėgstamą, gal nemėgstamą, nežinau. Negriūna. Negriūna. Ojejoj. Atvykom šiaip ne taip. O jau mojuoja. Būsit ant kameros. Taip, gerai, pakuojamės. Einam. Nu ką, Žeimelis sėkmingai pasiektas. Yra. Maitina mane dabar čia 4-3 patiekalais. Sriubos va, dar koldūną gausiu. Nu, kaip gerai, man čia pasisekė. Gazuoju. Ir šką, čia dabar apsisukt geriau. Iki malonaus. Išlydėjo mane, aplankiau, primaitintas, viską, priėmimas šiltas. Sako, gal nakvok, bet šiandien planas biškį dar pavažiuoti, tai pasiėmiau nakvynę Telšiuose. Tai dabar nebėra kito pasirinkimo, reikia davažiuoti. Oras dabar tik tai geryn, nes visas lietus jau praėjo. Tarp kitko dar žinias pasižiūrėjau per teliką. Dabar, tarp kitko, va dabar čia tikrai yra Latvių bažnyčia, čia yra ne kataliko, berods liuterono, tai va patvirtina senelis. Grįžtant prie orų, tai nušnekštė ir Alytui, ir Vilniui lietus, stiprus, tai dabar tikiuosi, kad pas mane jau to lietaus nebebus kely, arba tokio stipraus bent jau.
Ir važiuosim dabar į Telšius. Telšiuos jau dabar rodo, kad geras oras, saulė beveik šviečia, tai aš galimai, kad į saulę ir važiuoju. Dabar važiuosim iki Joniškio. Ir tada nuo Joniškio suksim link Šiaulių, pro Kuršėnus ir į Telšius. Jau nuo Šiaulių nelabai bus įdomus kelias, nes bus tiesiog platus ir intensyvaus eismo. Tai tikėtina, kad ne taip įdomu bus važiuoti, bet šiandien tikslas tiesiog dabar pasiekti Telšius. Jau nebelyja, galėjo ir nebelyt. Oi, dabar iki Joniškio. Per lietų vėl, bet kažkaip taip pusiau šviesėja. O kaip gerai nupučia nuo šalmo vandenį, kai taip pasakė galvo. Manau, kad susitiksim Joniškį. Atvykom į Joniškį. Padaryti trumpą sustojimą ir pjausim toliau. Graži čia ieškojau tos pėsčiųjų tokios alėjos, radau. Iš kitos pusės apvažiavau. Tai biškį pašliaužiuosi ir varysiu link Šiaulių suksis. Ir prasidės nebe tokie įdomus keliai tiesiog, nes bus labai daug fūrų įtariu, nes tai pagrindinis kelias nuo Latvijos eina. Tai bet tenka ir tokiais keliais pavažiuoti. Šiandien tikslas važiuoti ir nuvažiuoti tiesiog, daugiau tų sustojimų tokių kažkokių lankytinų vietų nesu numatęs nieko iš vis. Tai reikia pasiekti Telšius ir Nakvynę, o oras panašu, kad gerėja, čia nulyta grinai prieš kokį pusvalandį turbūt ir jau dabar saulė netgi šiek tiek per debesį skverbiasi, tai turėtų būti viskas gerai. O aš visas mocis purvinas, visas blemba aptaškytas iš galo ir kuprinė šiek tiek patenka vandens panašu iš apačios, bet gal nieko, jeigu ką išdžius, ten tiek nebaisiai. Rūbai svarbu nesušlapti. Susitiksim iš Šalmo ir pjausim toliau. Kryžių kalnas. Du mėgstamiausi mano kalnai aplink Šiaulius. Kryžių kalnas ir Salduvės. Ant pastarojo Salduvės taip ir nesu buvęs, bet girdėjau atsiliepimų, kad ten labai gerai matosi, kad naikintuvai kyla, nes ten pakilimo takas. Tai nors ir nebuvęs, vis tiek top 2 kalnai aplink Šiaulius. Salduvė ir Kryžių kalnas. Man dabar čia toks klausimas. A į Kuršėnus važiuot kas nors? Kas darė Kuršėnus? Kas darė Kuršėnus? Aš į Kuršėnus. Kuršėnai. Nuvarom, pažiūrėsim, kas gero Kuršėnuose. Nusimaunu batus, tai tokie batai atrodo. Pradžiuvo. Nudžius ir nubirės, taip sakant. Tikėtina, kad šiandien man tos lietaus aprangos ir nebeprireiks. Bent jau batų tikrai aš nebesidėsiu atgal. Jau nebesidėsiu. Kitą aprangą tai pasiliksiu, nes netrukdo labai stipriai. Ir nes reikia kuprinę visą tada išsiardyti vėl. Stabtelėjau Kuršėnuose. Ir pamatysit, labai gražiai atrodo čia viskas. Tai dabar prasėsiu šito pėsčiųjų tilto. Pasižiūrėsiu, kaip čia. Kur čia galima nueiti. Šiaip tai labai gražiai tvarkyta. Labai gražiai ir labai nesenai panašu. Taip geras įspūdis, niekada nesu buvęs taip Kuršėnuose. Bet labai čia fainai. Labai gražiai. Noriu neatsilikti nuo Telšio, nes Telšis labai gražu irgi. Tai jeigu bus toks oras, tai reikės eiti irgi pasivaikščioti būtinai. Tai kelias eina. Neblogai, visai gražu. Pažiūrėkit, kaip gražu, Saulė šviečia, šilta. Debesų yra, bet aš visus tos debesis realiai ten ir palikau.
O dabar radau saulės užtat Kuršėnuose. Paliekam Kuršėnus. Vyniotinę neradau. Pro kitur išvažiuosim panašu. Link nusakau, link Telšio. Tai turėtų būti čia. Kokį čia padarėlį vedatės. Pūkų kamuoliukas kažkoks žygiuojantis. Prieš tai vabalas buvo įsitaškęs ant objektyvo. Ir tikriausiai bus blogas vaizdas. Čia dabar visai nieko. Gražus tiltas, praėjau. Ten dar kažkoks senas pastatas, ten nežinau, dvaras, nedvaras. Žmogus buvo priėjęs pabendrauti, išgėręs toks. Niek, paklausė, koks zodiako ženklas. Tai sako, tada ožiaragis. Sako, ponas labai gaudatės zodiakose. Sako, jo. Tai sako, ožiaragis vienas, sako, iš mano top 2 nemėgstamiausių ženklų. Sako, po vandenio. Sako, tai man turbūt jau nuo tavęs atstoti ir eit savais keliais. Sakau, ne, tai sakau, vis tiek mes į skirtingas pusės einam, tai va taip ir išsiskirstėm. Tai įdomi, žmonės tai va prieina, kaip per kokį GTA žaidimą, šitie Strangers misijos, kur būna visiškai random. Bet smagu. Aišku, neišgėrę būtų smagiau gal. Tai ką, judam link Telšių. Nebedaug liko, apie 40 minučių ir būsim. Atvykom į Telšius. Šiaip Telšiai vienas mano mėgstamiausių miestų, labai gražiai susitvarkęs, bet šiandien dar plius, kad ir saulė šviečia į tą pusę atvažiavęs, tai dar labiau aš dabar jį pamėgsiu. Šiandien teko pasimurkdyti tiek po lietų, o čia atvažiuoju, saulė pasitinka, va, kaip puiku. Džiugu, smagu, širdžiai malonu. Man tas jausmas visada, kai jeigu aš kažkur nebūtoj vietoj būnu ir pasijauti kaip užsienį, kur gali savo pasakyti, nu čia kaip užsienį, tai man tada jau maks patinka ta vieta. Tai su Telšiais buvo taip, kad kai pirmą kartą atvažiavau, grinai pasijutau kaip užsienį. Tai vienas iš tų šiaip nedaugelio atvejų ir buvo, man atrodo. Štai pats ir centras. Nu čia žiauriai gražiai sutvarkė, žiauriai gražiai. Nu ko ne užsienis? Man tai čia tokia, aš nežinau, Vokietija kažkokia. Vokietijos mažas miestelis. Nes tos kalneliai dar labai daug priduoda. Čia šausiu į šitą aikštelę. Pasižiūrėt nuorodas, kur man čia važiuot. Pasižiūrėjau nuorodas, varom iki chatos. Su savininkė turėjau susirašyt. Tai žiūrėsim, ilgai čia reiks laukti, neilgai. Šitie baikeriai varinėja čia pirmin atgal. Hebrantai teršia žmonių poilsį vakarinį. Reikia prisijungt gal, prasukt, kad parodytų vietas geriausias rajonų. Čia ir bus.
Tai mane iki pat kiemo davės vaizdas. O, katinas. Kis katinų, dar vienas pamašina. Katinų susirinkimas. Geriausia vieta. Mažiausiai trukdanti vietiniam gyventojam. Ojejejej. Į duobę. Nu, atvykom. Nu, įsikūriau chatai, priėmė šeimininkai kieme, kaip tik pasitiko, dar parodė, kad motociklą geriau pasistatyti arčiau laiptinės, o kai tai čiulbi garsiai. Tai viskas, gavau kambarį, išėjau pasivaikščiot, pasižiūrėti telšiai, gražiai susitvarkė, dabar einu ant Zakso kalno. Eisiu turbūt iki centro palei ežerą. Dar kol šviesa, tada reikia parduotuvę. Čia dabar turim mažoji rodiklę ant 8, 15,9. Nu tai dar spėsiu, turbūt siek iki 10 dirbs. Kaip tik kol nueisiu ir kažką tai nusipirksiu realiai pusryčiam. Valgyti nelabai norisi pas senelę, primaitintas. Tai kažką lengvai. Šiltas vanduo, beje, čia bus jau boileris šiltas, tikrinau bėga. Tai nusiprausim šiandien ir taip prausė visą dieną lietus, bet nieko. Palikau džiūt rūbus. Šiaip labai pasiteisinęs dalykas lietaus rūbai. Labai gerai, kad jie yra išrasti. Tai nežinau, daugiau, jeigu kils minčių kažką daugiau, gal reikia pafilmuoti. Dienos įspūdžių aptarimą padaryti. Nežinau, ar aš čia nueisiu kažkaip ar nenueisiu, gal ir nueisiu, likti leidžiasi. Gražus vaizdeliai. Nes pažiūrėkit, kokie čia vaizdeliai. Tiesiog užbūrentis, va, koks saulėlydis. Pirštų užkišau. Labai gražiai. Visi aplinkui šneka kažkaip labai panašiai kaip Samoška, nesupranta, kas darosi. Bet, nu, va. Geras pasirinkimas buvo. Sakė šitie buto šeimininkai, kad lietaus nelabai čia ir buvo šiandien pas juos. Sėkmė aplankė juos tada. Einu pasivaikščioti toliau. Atėjau tokią vietelę, kur galima ežerą iš aukščiau pasižiūrėti. Oras labai ramus. Žvejai žvejoja ežere. Vaizdas geras. Nu, labai gražu čia. Gražu. Kaip ir prisimenu, kad būdavo. Reikėtų dar kažką iki pardės 10 valandą užsidaro parduotuvės. Norėjau, šiandien gavau nusipelnau kokio alaus gal, bet niekas nebedirba. O jau po 8 per vėl. Tai teks tada likt sausam. Bet kažką parduotuvę gal pasimsim. Jeigu spėsiu, nes irgi 10 valandą užsidaro, dabar po 9:15 jau. Bandykime laimę turbūt. O šita gatvelė, net nežinau kaip vadinasi. Bet čia tai man va visiškas užsienis, visiška Vokietija, aš nežinau. Pirmą kartą jau tai negalėjau patikėti, kad aš Lietuvoje randuosi. Čia yra bažnyčia, nežinau kokia. Ar katedra gal čia, atsiprašau. Tai vien pagyros čia šiandien telšiam, bet gal dėl to, kad tiesiog šūdinas oras visą dieną. Na, o aš ką tik iš Maksimos apsipirkau šiandien. Apsipirkau šudeliukų, dabar einu kaip bomžara ant suolelio kažkur prisėsiu, surysiu
bandelę su dešrelė, nesenai dešros burno neturėjau. Ir visokių dar dalykų rytoj pusryčiam. Nu ir judėsiu link chatos jau, ilsėtis. Jokio plano nesidėliau rytoj. Sunkiai planuojas, nežinau. Paskutinė akimirka turbūt. Teks kažką planuoti. Kadangi barai nelabai ilgai čia dirba, buvau užsiminęs apie L, tai teko improvizuoti. Kitokių kokteiliukų iššauti, kad vakaras nebūtų sausas apvainikavimui. Nesausos dienos, nesausas apvainikavimas. Pažiūrėkit, kokie lovai miegos. Formulė 1, turbūt labai greit sapnuot turėsiu tada. Šiaip labai primenantis vaikystę toks kambarys, nes panašiai lovai miegodavau. O pro kambario langą, ką mes čia matom? Savo atvaizdą biškį matom. Plovykla. Kažkokia pramonė. Dalykai. Nu, tokį hotelį.